Sausa muselė daugeliui tikrai žinomas būdas. Muselė imituoja vandens paviršiumi plaukiantį vabzdį. Tai gali būti įkritęs žiogas, laumžirgis, karkvabalis, nutūpusi ant paviršiaus dėti kiaušinius apsiuva ar lašalas ir panašiai. Rišamos jos iš gerai plaukiančių medžiagų, kad kuo mažiau skęstų. Neretai naudojamos papildomos cheminės priemonės, pagerinančios jų plūdrumą. Žvejybai sausa musele naudosime tik pirmą kontaktą. Matyti. Būdas įdomus tuom, kad kibimas matomas, kai žuvis paima muselę nuo vandens paviršiaus. Dažnai netgi pačią žuvį randame pagal paviršiumi sklindančius ratilus. Jei jį kažką rankioja, mūsų šansai gerokai išauga. Svarbiausia tik neišbaidyti žuvies, parinkti tinkamą muselę ir ją gerai pravesti. Žvejyba prieš srovę. Užmetu muselę į numatytą vietą, dažniausiai gerokai aukščiau numanomos žuvies stovėjimo vietos. Srovė neša muselę link manęs, surinkinėju valą, kad prireikus galėčiau pakirsti. Muselė turi plaukti kuo natūraliau, nerėždama vandens paviršiaus. Žvejyba pasroviui. Užduotis ta pati. Reikia kuo natūraliau praplukdyti muselę, kad ji nerėžtų vandens paviršiaus. Tai atlikti nėra sudėtinga. Tai reikia, kad užmetus pasroviui valas nebūtų tiesus. Kuo daugiau jame bus laisvumo, tuo ilgiau srovė jį tiesins, o muselė natūraliai plauks. Kai valas išsitiesia, muselė pradeda rėžti paviršių. Laikas atlikti naują metimą.